dabar jaučia pyktį. Tuo tarpu Lietuvos ukrainiečiai žinias iš Ukrainos vadina fronto naujienomis. Štai taip prie Vilniuje esančios Nyderlandų ambasados pagerbiamos daugiau nei prieš savaitę įvykusios 298 žmonių gyvybės nusinešusios Malaysia Airlines lėktuvo katastrofos aukos. Lietuvoje gyvenantis olandas Harry Jansenas nevynioja žodžių į vatą. Po lainerio tragedijos jo gimtinėje vis didėja neapykanta rusams. Rusus pažinojome kaip garsiai kalbančius ir daug geriančius žmonės. Pats juos matydavau per atostogas, tačiau mes gerbėme šios žmonės. Dabar olandai pykstant rusų nuomonė apie juos visiškai pasikeitė. Anot Olando, jo tėvynėje laikomasi vieningos nuomonės. Dėl aviakatastrofos kalta Rusijos prezidento Putino politika. Žmonės anksčiau nelaikė Putino pačiu draugiškiausiu žmogumi pasaulyje, bet jie nesipiktino, kai jis atvykdavo. Dabar viskas kitaip, dabar jie ant jo pyksta ir laiko jį dėl nelaimės atsakingų žmogumi. Vilniuje gyvenantis olandas neslepia, kad bene didžiausią pyktį Rusijos atžvilgių Nyderlanduose sukėlė užsitęsusi aukų palaikų kelionė į gimtinę. Artimųjų gedintys olandai buvo šokiruoti, kai televizijoje išvydo nuotraukas, kuriuose matyti, kaip iš žuvusiųjų grobiami jų žiedai, kreditinės kortelės, mobilieji. Tai didelė nepagarba mirusiems, kurių mirtis turėjo būti tyriama iš karto, turėjo būti nustatinėjama jų tapatybė, bet ne, jie gulėjo kelias dienas lauke per karštį. Įsivaizduokite, koks kvapas turėjo tvyroti. Vilniuje gyvenantis ukrainiečiai teigia, kad pykčio ir nusivylimo jų gimtinėje tiek, kad jis vargiai gali didėti. Esą žinias iš Ukrainos galime vadinti fronto naujienomis, o rusų šnekas neva buvo šauta į greta keleivinio lainerio buvusi karinė ukrainiečių orlaivė vadina melu. Jeigu jie atvežė specialistus, jie puikiai gali radare savo pamatyti, kur yra karinis lėktuvas, o kur yra civilinis. Jeigu jie ten ne specialistai, tai atsiprašau, tada kaip galėjo būti paleistas tas bukas iš vis. Ukrainietis neslepia, gimtinėje žmonės ruošiasi blogiausiam ir bijo išgirsti apie bet kurią dieną prasidėsiantį karą. Olandija siunčia 40 neginkluotų policininkų į Malaiziją.